Adobe Photoshop pamoka ekrano užsklanda ir darysime užsklandą, kuri yra žalias fonas, apačioj persišviečia šiek tiek popieriaus fragmentas ir raidės, kurios sudaro pagrindinį esminį akcentą, tai yra užrašas ERF ir prierašas po apačia. Pradėsime darbą nuo to, kad kūrėme naują dokumentą. Rezoliucija 1920 1200. Rezoliucija 72. Spalva RGB, tai yra skirta ekrano fonui spalva. Pikseliai būtinai pasižiūrim, kad būtų 8 bitai ir spaudžiam OK. Sekantis dalykas, tai yra kursime patį spalvinį padengimą ir naudosime Gradient Tool. Spaudžiame ant piktogramos, kuri yra leidžia mums nustatyti gradiento spalvas. Ir apačioj įvedinėsiu skaičius, tai yra langelyje, kuris yra žymas gultelėm, tai yra raidinė ir tekstinė bus išraiška. Įvedu AB, AD, B. Reikia rašyti mažosiom raidėm. DB, F, 4.1 žalsva spalva. OK, įvedu sekančią spalvą, kuri būtų 328 A 26. OK. Turiu gradient padengimą dviejų spalvų. Jau užtvirtinu, spaudžiu OK. Sekantis dalykas, tai pasižiūriu, kad mano padengimas būtų radial, tai yra apvalios formos. Ir tiesiog padengiu apatinį sluoksnį, background tokia spalva. Sekantis veiksmas, ką aš darau, tai atsidarysiu paveikslėlius arba naudosiu paveikslėlius iš tų, kuriuos turiu. Tai yra rudas glamžytas popierius, jį tiesiog įkeliu į Photoshop programą. Komanda Ctrl+A viską pažymiu, Ctrl+C kopijuoju, žymiu žalią langą, komanda Ctrl+V. Įsikelia vaizdas. Ctrl- mažinu langelį ir naudoju Ctrl+T raidę, kad pamažinti visą vaizdą. Pasuku paveiksliuką ir jį fiksuoju iki kraštų. Užtvirtinu transformacijos komandą paspausdamas Enter, Ctrl+ padidinu vaizdą ir naudoju komandą Desaturate, tai yra Ctrl+Shift+U. Gaunu nespalvotą paveikslėlį. Dirbu su Blending Mode, Normal keičiu į Overlay, tai yra persimatančia, persišviečia spalva iš apačios ir jos aiškumas 80. Atsidarau sekantį paveikslėlį iš savo turimos bazės. Vėlgi keliu į Photoshopą. Ctrl+A, Ctrl+C, Ctrl+V įstatau, pamažinu transformaciją, Ctrl+T, apsuku vaizdą, sukdamas laikau klavišą Shift, tada sukasi tvarkingai jisai ir vėlgi pritempiu iki kraštų. Komanda Desaturate ir šis paveikslėlis įgauna vėl taipogi
overlay parinkti ir blendingas 20 spalva. Galiu kelis kartus jį dar pakopijuoti ir komanda Ctrl+T, dešinys pelės klavišas ir apsuku, tarkim, horizontaliai. Susikūrė man toks fonas, kuriame maišosi du paveikslėliai, keletas faktūrinių, sakykime, padengimų. Sekantis veiksmas, ką aš darau, tai duplikuoju background sluoksnį, dešinys pelės klavišas, duplicate layer, background copy, tai vadinu fonas, žalias, spaudžiu OK ir sluoksnį keliu į viršų sluoksnių paletėje. Šioje vietoje taip pat naudosiu perdengimą. Tai yra naudosiu būtent overlay parinkti ir sumažinsiu spalvinį padengimą iki skaičiaus, kuris galėtų būti, tarkim, 50. Sekantis dalykas, kuriu naują sluoksnį, create new layer ir jame sėmęs teptuką, tai yra įrankis brush tool arba klaviatūroje B raidelė, nustatau jo dydį 250 pikselių, gal netgi reikėtų didesnį. Taip. Įsitikinu, kad hardness yra 0 ir kad yra teptukas, kuris yra švelnus. Pasirenku juodą spalvą, tai yra visi nuliai, ir su jo švelniai apibėgu kraštus. Dabar naudosiu filtrus, tai yra filter, blur ir parametras Gaussian blur. Šitoj vietoj man užtektų 32 parinkties, spaudžiu OK ir pakeičiu jo per matomumą į 30. Perstinu sluoksnį ir turiu pasidaręs beveik visą principą, patį pagrindą, kuris yra man reikalingas prieš pradedant dirbti su tekstu. Sekantis dalykas, naudosiu šriftą, kuris yra Swiss 924 BT. Klaviatūroje spaudžiu T raidę arba renkuosi Horizontal Type Tool. Ir renku didžiosiom raidėm žodį F. Parašęs užtvirtinu, spaudžiu kairį pelės klavišą ant Select, pasižymiu prieš tai buvusi sluoksnį žalias ir komanda Ctrl+A. Pereinu prie tekstinio sluoksnio ir viršuje sulygiuoju užrašą per vidurį. Komanda Ctrl+D, nuimu parinkti, tai yra deselect. Sekantis dalykas, ką man reikia, tai įsikelti paveikslėlį. Pakeisiu dar šrifto spalvą, tai yra 2 kartus kairių pelės klavišus sprakteliu ant žymos T ir vietoj juodos pakeisiu galbūt į baltą laikinai.
ir pastatysiu per matomumą, kad būtų $60. Dabar iš savo turimų paveikslėlių naudosiu būtent žolės fragmentą. Jį vėlgi įkeliu į Photoshopą. Komanda Ctrl+A, Ctrl+C ir Ctrl+V. Sukeičiu užrašus vietomis ir apatinį pervadinu, paspausdamas kairį pelės klavišą 2 kartus ant pačio užrašo. Pavadinu, kad tai yra žolės sluoksnis. Sekantis dalykas, ką reikėtų jums padaryti, tai yra bus naudojamas Pen Toolas. Pen Tool. Reikia susikurti naują sluoksnį. Pasirinkti tada įrankį. Galim šiek tiek priartinti visą vaizdą. Ir dabar vedžioti taip, kad galėtume turėti kažkokius tai kaip žolės fragmentus, segmentus, kurie primintų būtent tokį dantytą žolės raštą. Jeigu nebetelpu atlikdamas veiksmą į langelį, laikau klaviatūroje Space klavišą ir patraukiu vaizdą tiek, kiek man reikia, kad galėčiau atlikinėti tinkamai veiksmus. Arba galiu naudoti pelės ratuką ir scrollinti. Taip formuoju raidės kontūrą. Space'as, judu į šoną. Ir vedžioju toliau. Naudoju pelės ratuką. Dirbdamas Pen Tool'u turiu būtinai pasižiūrėti, kad dirbtų būtent parinktis, kuri yra PAF parinktis, nes mes kursime būtent vadinamą PAF-ą, pagal kurį paskiau galėsime rinktis būtent daiktą. Tai yra beveik kaip naudojant kažką panašaus į lasso įrankį, tiesiog, kad naudojant Pen Tool'ą galim paskiau savo linijas koreguoti, jas tvarkyti taip, kaip mums patinka ir išgauti tikslesnį vaizdą, negu dirbant su įrankiu, kuris vadinasi Lasso Tool. Uždarau Selectioną. Jeigu dabar noriu kažką koreguoti, galiu išskleisti įrankinę ir naudoti štai šitą parametrą. Ir jeigu yra poreikis, galiu išlankstyti arba pasižymėti tašką ir jį patraukti laikant Ctrl klavišą. Pasižymiu tašką, galiu jį lankstyti.
arba Ctrl laikydamas galiu jį tiesiog traukti. Taip galima manipuliuoti ir tiksliai pasidaryti savo būtent norimą selectioną. Kada viską susitvarkau, man belieka įtvirtinti, tai yra pažiūrėti, kad mano raidė būtų įvesta teisingai mano selectionas, būtent paths parametre, tai būtų raidė E. Sekantis momentas, tai yra apdirbinėju visą vaizdą, visas raidės ir toliau turi atsirasti kaip yra užrašas, taip ir visos raidės E, A, R, T ir H raidės.